Sveiki, ilgokai nesimatėm, ar ne? Aš Vaidas ir šiandien aplink ekraną kviečiu susiburti kompiuterinių žaidimų fanus ir mėgėjus. Besibaigiant vasarai su komanda nusprendėme užmesti akį į mano taip mylimą žaidimų pasaulį ir pažiūrėti, kuo gyvena Lietuvos žaidimų kūrėjai. Jūsų dėmesiui įdomiausi ir labiausiai intriguojantis 2024-aisiais išleisti ar dar tik šiemet anonsuoti lietuvių žaidimų projektai. O Lietuva šiais metais išties turi kuo pasigirti. Knaisiodami interneto karteles radome ne vieną intriguojantį projektą, tad tikiu, kad jums šis mūsų sudarytas rinkinukas leis atrasti ką nors naujo, nematyto, o galbūt ir labai lietuviško. Ar gali būti labiau lietuviška nei knygnešiai? Book Smugglers būtent taip vadinasi Fluxo Games šiemet anonsuotas nuotykių žaidimas, kuriame galėsite užsiauti knygnešio batus. Patys kūrėjai žaidimą apibūdina kaip bandymą eksportuoti lietuvišką istoriją ir kultūrą, bei žada būsimiems žaidėjams suteikti ne tik istorinių žinių, tačiau ir nepamirštamų patirčių. Žaidime prisijungsite prie drąsaus pagrindinio knygnešių tinklo, pasinersite į jų niūrią kasdienybę, kupiną sunkių sprendimų siekiant išsaugoti savo kultūros paveldą, bei įžiebti pasipriešinimo kibirkštį. Žaidimas dar tik kuriamas, o kūrėjai siekia jį išleisti kitų metų pirmoje pusėje. Pripažinsiu, kad skamba intriguojančiai, tad jei suintrigavo ir jūs, kviečiu nepagailėti savo Steam wishlisto. Nuoroda, kaip visada, aprašyme. Jei tamsi knygnešių kasdienybė jums atrodo pernelyg niūri, siūlau užmesti akį į kai ką šviesesnio ir labiau wholesome. Mano pačio darbovietė Sneaky Box gamina intriguojantį žaidimuką įkvėptą Baltijos šalių folkloro. Įsivaizduokite, kad jums patikėta stebuklingos užeigos priežiūra, kurios šeimininkė ragana Regina. Čia užkasti, išgerti gydomųjų gėrimų ar suvalgyti dienos pietų, dažniausiai šaltibarščių ir cepelinų, užsuka velnias, perkūnas, žemyna bei kiti baltiškojo panteono dievai bei deivės, kaukai ir laumės. Žaidimo tikslas – sukurti bei auginti jaukią užeigas atmosferą, kurioje šios dievybės rinktųsi leisti savo laisvalaikio bendraudamos tiek tarpusavyje, tiek su pačiu žaidėju, dalintųsi savo istorijomis bei mistiniais sugebėjimais. O kelias atrakinti kiekvieno iš šių dievų širdį, kaip žinia, veda per skrandį. Baltic Folk tai ypač jaukus žaidimukas, patiksantis tiek suaugusiems, tiek vaikams. Tad jei susidomėjote, kviečiame prisidėti žaidimą prie savo Steam wishlisto. Nors žaidimo išleidimo datos dar nėra, tikimės, jog demonstracinio žaidimo versiją galėsite išmėginti dar šiemet. O štai dukterinė Sneaky Box studija pavadinimu Lazy Flock nesnaudžia. Dar pernai savo puslapyje pristatėme jų žaidimą apie vištas iš kosmoso Chickenauts, o štai šiemet kūrėjai nustebino dar linksmesniu žaidimo konceptu – siaubo žaidimu, kuriame įsikūnysite į mielus šuniukus. Haunted Post tai jaukus dviejų žaidėjų siaubo nuotykių žaidimas, kuriame jūs su draugu ar antrąją pusę įkūnysite du šuniukus, bandančius išgelbėti savo pagrobtą draugą iš dvaro, kuriame vaidenasi. Žaidimas leis jums susikurti savo šuniuką, patyrinėti ypač šiurpes dvaro apylinkės, nugalėti ar bent jau aploti piktas ten gyvenančias būtybės, bei spręsti įdomius žaidimo pateikiamus galvosukius. Verta paminėti, kad žaidimo pristatymas ypač greitai išpopuliarėjo TikTok'e, kuriame kūrėjai renka milijonines peržiūras. Jei norite palaikyti šį projektą, būtinai pasekite kūrėjus. Rimtesnę siaubeko ieškančių žaidėjus noriu nukreipti į Tomo Šaduikio projektą Joninės, kuris žada žaidėjams siaubo kupiną išgyvenimo trilerį. Nors apie patį žaidimą detalių dar nedaug, pasekę žaidimą Steam, visas naujienas apie kūrimo procesą sužinosite pirmieji. Beje, pats Tomas nevengia pasakoti apie žaidimo kūrimo procesą ir kuria viešą devlogą, kuriame pasakoja, kaip veikia vieni ar kiti žaidimo elementai, bei kaip atrodo žaidimo kūrimo procesas užkulisiuose. Tęsiant temą negalime nepaminėti ir šiemet Lietuvos žaidimo apdovanojimuose sužibėjusio ir sausio pradžioje išleisto lietuvių darbo Unveiling. Žaidimas minėtose apdovanojimuose buvo nominuotas geriausio meninio stiliaus, geriausio garso dizaino bei metų žaidimo kategorijose, o pamačius žaidimo vaizdus lengva suprasti kodėl. Unveiling tai patyriminis žaidimas, kuriame pirmo asmeniu patirsite, ką reiškia būti pagrobtam ateiviu. Tai pirmasis kūrėjų Shark Studios darbas ir pirmasis šiame mūsų sąraše, kurį nuo pradžios iki galo galite peržaisti jau dabar. Žaidimo kaina Steam platformoje vos 4 eurai ir galime garantuoti, kad tai bus geriausiai išleisti jūsų eurai šiandien.
Ieškantiems žaidybinių patirčių ne vienam žaidėjui, o kartu su draugais taip pat yra galimybė rinktis prekę lietuvišką. Į mūsų radarą papuolė ne vienas įdomus žaidimas skirtas keliems žaidėjams. Štai pavyzdžiui Project Epidom. Breach.gg kompanijos vyručiai sukonstravo išties intriguojantį MOBA žanro žaidimą, kuriame teks pasivaržyti tiek su kompiuterio valdomais priešininkais, tiek su kitais žaidėjais. Kūrėjai Project Epidom į dienos šviesą išleido šį pavasarį kaip Early Access produktą. Tad išleidimo metu žaidimas kentėjo dėl techninių nesklandumų. Tačiau kūrėjai aktyviai pluša tobulindami žaidimą, šalindami klaidas ir savo socialinėse paskyrose gyrėsi per pirmąjį mėnesį sulaukę daugiau nei 25 000 žaidėjų. Jei nesate tikri, ar šitas žaidimas jums, rekomenduojame nesidrovėti ir vis vien išmėginti. Žaidimas visiškai nemokamas, o ieškantiems dar įdomesnių patirčių galime prasitarti, kad žaidimo kūrėjai savo Discord kanale nuolat organizuoja specialias žaidimo sesijas, kurių metu galėsite sumesti partiją ir su pačiais kūrėjais. Nuorodą į projektą paliekame žemiau. Jei vietoj kautynių mėgstate palenktyniauti, Lietuvos žaidimų kūrėjai taip pat turi ką pasiūlyti. Arnoldas Jegorovas gamina labai kietai atrodantį lenktynių žaidimą pavadinimu Broom Broom Karts. Tai klasikinių kartų įkvėptas projektas kuriamas su Unreal Engine 5, o iš pirmųjų ir labai spalvingų žaidimo vaizdų, kuriais kūrėjas dalinasi socialinėme tinkle X, galime įsitikinti, kad mūsų laukia išties unikalus lietuviškas lenktynių žaidimas. Nors šiuo metu žaidimas neturi savo Steam puslapio, Broom Broom Karts kūrimo progresą galite sekti tiek soctinkluose, tiek prisijungę prie oficialaus žaidimo Discord serverio. Išleidimo data nežinoma, tačiau spustelėję nuorodą ir pasekę žaidimo paskyras, būsite garantuoti, kad nepraleisite ir lenktynių starto. O dabar noriu pristatyti kai ką išties intriguojančio ir mielo mano širdžiai. Su draugais nuolat ieškome vis naujų žaidimų, kuriuos galėtume žaisti drauge. O atliekant lietuvių kuriamų žaidimų paiešką radome tai, ką tikrai išmėginsime bei norime pakviesti jūs. Gunflow tai pasauliniu hitu tapusio kooperatyvinio roguelike žaidimo Risk of Rain 2 įkvėptas darbas, kurį kuria Rage Rush komanda. Jei nesate susipažinę su įkvėpimo šaltiniu, rekomenduoju išmėginti, kad suprastumėte, kokiųgi užmojų siekia kūrėjas Dovydas Dzezulskis. Pasak jo, žaidime gelbėsime pagrobtus dinozaurus, bandysime įvaldyti jų elementų suteikiamas galias, rinksimės iš galybės ginklų ir artefaktų ir bandysime atsiginti nuo priešų, kurdami savas galių ir ginklų kombinacijas. Geriausia dalis ta, kad žaidimą galėsite žaisti tiek vieni, tiek su draugų komanda. Tad jei kaip ir aš ieškojote smagaus iššūkio savo draugų kompanijai, rinkitės prekę lietuvišką. Pasak žaidimo Steam puslapio šiuo metu Gunflow pildo beta testuotojų gretas, tad jei įdomu išmėginti šį nerealiai kietai atrodantį lietuvių darbą, nuorodą į puslapį paliksiu video aprašyme. Kad jau prakalbame apie co-op žaidimus, negaliu nepasidalinti ir jau išleisto vieno realiausių pretendentų į kitų metų geriausio lietuvių kurto žaidimo apdovanojimą, kurį pastebėjo ir pasaulyje ypač gerai žinoma leidybos studija Team 17. Ready Steady Ship – tai ypač smagus žaidimas keliems žaidėjams, kuriame iššoksite į krovinių krovėjų batus ir bandysite suvaldyti neišvengiamą su šiuo darbu susijusią chaosą. Kad geriau suprastumėte, ko tikėtis, žinokite, kad jei jums patiko Overcooked, šiame žaidime jausitės lyg žuvis vandenyje. Naudodamiesi įvairiais įrankiais bei įranga, kartu su sofos bičiuliais bandysite sukurti efektyvias krovinių perdavimo sistemas bei stengsitės nepraleisti nei vieno siuntinio. Perspėjame, lengva nebus, bet nuo to tik smagiau. Įdomus faktas, kad žaidimo idėjos autorius Martynas Cibulis, kurdamas ankstyvoje žaidimo versiją, tuomet dar dirbo kitoje žaidimų kūrimo studijoje – Tutotunes. Tačiau ilgainiui nusprendė visas jėgas atiduoti savo projektui, paliko darbą ir įkūrė savo nepriklausomą studiją Jolly Bits Games. Puikus debiutas garantuoja, kad iš naujosios studijos galime laukti dar daugiau ypatingų dalykų ateityje, tad kviečiame paremti kūrėjus įsigyjant jų debiutinį žaidimą. Ready Steady Ship galite įsigyti tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek konsolėse. Šiemet Team 17 parodė dėmesį ir kitam lietuvaičiui Ernestui Norvaišui, kurio strateginis žaidimas Sweet Transit taip pat sulaukė pasaulinio debiuto. Sweet Transit yra unikalus miesto statymo žaidimas, kuriame centrinė ašis – geležinkelis, juk tai geriausia miesto plėtros ir susisiekimo priemonė. Žaidime galėsite kurti ir tobulinti sudėtingas tiekimo linijas, kurių pagalba senovinius kaimus paversite klestinčiais didmiesčiais.
Sweet Transit leis jums pergyventi galybę istorinių laikotarpių, kuriuose žaidėjai atras garo energiją, išras vidaus degimo variklį bei pasieks šiuolaikinių geležinkelių epochą. Žaidėjo tikslas – palaikyti miestų progresą, gerinti susisiekimą ir gyventojų gyvenimo kokybę. Žodžiu, jei mėgstate strategijas, lietuvio kurtas Sweet Transit turėtų atsidurti jūsų radare. Žaidimas jau išleistas, tad jei susidomėjote ir norite įsigyti, nuorodą į atsisiuntimą rasite žemiau. Visiškai netyčia užmatėme ir Rivencrest. Tai žaidimas, su kuriuo darbuojasi 6 KTU studentai pasivadinę Starbloom Games vardu, o jo idėja išties smagi. Pasak kūrėjų, lietuvių mitologija paremtas žaidimas pasakoja apie mažą žvejų kaimelį, apsuptą vešlaus ir apgaulingai ramaus miško, kuriame tūno mitinės būtybės. Kiekvienas žaidėjas turi apsaugoti kaimelį nuo pražūties ir padėti jam augti, o tai darysime samdydami ir valdydami nuotykių ieškotojus. Anot autorių, Rivencrest galima pavadinti strategiją, tačiau iki jo starto teks šiek tiek palūkėti. Rivencrest turėtų pasirodyti 2025 pabaigoje, prieš pat kalėdas. Pabaigti šią trumpą kelionę per lietuvių kuriamų kompiuterinių žaidimų pasaulį nusprendėme nuotaikingai ir tam tikslui pasilikome porą ypač smagių žaidimų projektų. Pirmasis jų visiškai teisingai nurautas Anti-Paint, kurį sukūrė Vilius Prakapas. Žaidimą galime apibūdinti kaip veiksmo kupiną roguelite šaudyklę, kurioje kovojate su garsiais meno kūriniais, o kiekvienas įveikiamas lygis tampa naujų šedevrų, kuriuo galite papildyti savo spalvingą kolekciją. O savo lietuviškų žaidimo apžvalgą užbaigsime kietu ir ne ką mažiau nurautų Tuto Tunes darbu, kuriame turėsite prižiūrėti savo kiaušinius. Užmeskite akį į Watch Your Eggs, kuris originaliai kuriamas virtualiai realybei, tačiau neseniai sulaukė ir VR įrangos neturintiems žaidėjams skirtos versijos. Tai veiksmo kupina šaudyklė, kurioje, ginsite savo kiaušinius nuo didžiulės įvairovės priešų. Išmėginti žaidimą galite spustelėję nuorodą aprašyme. Geras protagonisto bičiulis Dmitrijus Babičius kartu su talentingąja dailininkė Migle Anušauskaitė šiemet išleido ypač įdomų edukacinį situacijų žaidimą apie autorių teisės pavadinimu Mema. Šis kortų žaidimas žaidėjams padės įsijausti į dvejojančių kūrėjų dilemas, leis sužinoti, kaip veikia autorių teisių įstatymai ir atsakys net į dažniausiai autoriams ar autoriams kylančius klausimus. Ne ką mažiau unikalus ir kitas visiškai neseniai pasirodęs kortelių žaidimas, o galbūt labiau tinka sakyti projektas, kuris turėtų sudominti įvairiausio plauko kūrėjus. Kūrybiškumo kortos – tai žavių 40 kortelių rinkinys, kurį galima naudoti individualiai ar grupėje ir smagiai lavinti kūrybiškumą. Šios kortelės tai įdomių pratimų rinkinys skirtas kūrybinio raumens treniruotėms. Beje, įdomus faktas, kad žaidimas pritaikytas ir žmonėms su dislekcija. Nuorodą į žaidimo puslapį palieku žemiau. Taip pat norime pristatyti Heated, Marijaus ir Justinos Lapinskų kurtas ir savarankiškai išleistas vakarėlių kortų žaidimas apie temperatūrą šiemet debiutavo Lietuvos stalo žaidimų festivalyje PineCon, kur buvo priimtas ypač šiltai. Kadangi projektas nepriklausomas, žaidimą galite nusipirkti tik iš pačių kūrėjų, kurie save pristato kaip Explosive Fox Games. Jei pasiruošę pamėginti, nesudegti, nesustingti ir pasiekti teisingą balansą, pasiekite nuorodą video aprašyme ir paremkite lietuvių kūrėjus. O galiausiai negalime nepakalbėti ir apie mūsų ypač laukiamą politinį stalo žaidimą Fraudville, arba lietuviškai Politiškės. Marijampolę sukūręs Tomas Miliauskas jau netrukus ruošiasi pristatyti naują savo darbą, kuriame šaržuojamas eilinės lietuviškos savivaldybės darbas. Kaip pats teigia, Politiškių savivaldybėje tarybos nariai žaidėjai, o jų tikslas ne tik ruošti visuomeninius projektus ir tobulinti miestą, tačiau ir nepamiršti savęs bei artimųjų. Kol miestas gražėja, žaidėjai pildys kišenes neapskaitytomis biudžeto lėšomis, pirks prabangias vilas ir mėgausis egzotiškomis kelionėmis. Politiškės tai satyrinis blefavimo ir korupcijos schemų žaidimas, o jo startas numatomas dar šiemet. Ir viskas, štai toks tas lietuviškų žaidimų pasaulis, kurį mums pavyko atrasti šiemet. Tačiau neabejojame, kad pakalbėjome ne apie visus naujus šių metų projektus. Vieni kūrėjai vis dar slepiasi ir ruošiasi trankiam debiutui, kiti nekiek neabejoju susisieks su mumis po šio video reportažo ir reikalaus pasiaiškinti, kodėl nepakalbėjau apie jų projektus. Jei esate kūrėjai ir kuriate kažką savo, nesidrovėkite ir parašykite mums žinutę, komentarą, nusiųskite šį video kitiems kūrėjams. O mes būtinai apie tai pakalbėsime ateities epizoduose, ar bent jau mažų mažiausia pasidalinsime apie jūsų projektus protagonisto socialinės medijos kanaluose.
ar internetinėme puslapyje. Taip pat, jei norite pamatyti daugiau lietuviškų žaidimų, ne tik šiuometinių, kviečiame užeiti į Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos kuruojamą lietuviškų darbų Steam katalogą, kuris nuolat pildomas naujais darbais. Nuoroda apačioje. Kviečiame remti mūsų kūrėjus savo piniginėmis, wishlistais, gerų žodžių komentaruose ir pasidalinimais. Nuoširdžiai tikiuosi, kad šiandien iš mūsų komandos išgirdote kažką įdomaus. Dėkoju už dėmesį ir iki kito karto. Jaudulys, Jėzus Marija. Jog jūs šis mūsų sudarytas rinkinukas. One take. Perskaityti iš naujo. Nesakai mano. Ten žinai, kas buvo? Mano pačios darbovietė. Aš atsidariau ten. Gerai, važiuojam iš naujo. Įsivaizduokite, dažniausiai šalti barščių. Dadadadam. Žaidimas minėtose apdovanojimuose buvo Čia daug tų visokių žodžių, užsienietiškų, importiškų. Bėjo ir pasaulyje ypač gerai žinoma. Buvau atpratęs nuo Mangirdo ilgų sakinių. Geras protagonisto bičiulis Dmitrijus Babičius kartu su talentingaja. Ko tu nori iš manęs? Man 33? 32? Kažkiek. 91 gimimą. Kem 3 maybe. Reiktų pakartot, ar ne? Bye. Thank you. Bye. Like, share, subscribe. Hit that